Visi mes skirtingai nuostabūs, bet niekas taip nevienyje, kaip geras maistas. Gaminkime, ragaukime ir kurkime skaniausius prisiminimus kartu. Labas rytas. Sveiki. Taigi, Daiva, šiandien, šįryt, aš nusprendžiau visų kitų pageidavimus nukelti į šoną ir pagaminti tai, ką aš noriu. O, šiandien jau tu būsi šefas. Taip, šiandien aš būsiu šefas ir labai norėčiau pagaminti kažką tokio šventiško savaitgalio pietums. Šį kartą noriu pratęsti mūsų žuvies patiekalų temą ir pagaminsiu lašišos Wellingtoną. Taigi bus labai panašu, bus įsluoksniuota tešla, įvyniotas toksai skanus derinukas, kurio centre bus gražuolė lašiša. Jinai yra lengvai sūdyta. Taigi iš vakaro aš pabarščiau druska, cukrumi bei šlakeliu degtinės. Tokiam filė maždaug užtenka 50 gramų rudojo cukraus ir 50 gramų rupios druskos. Prieš tai įtryniau truputėlį degtinę. O ką jinai duoda? Degtinė padeda lengviau išeiti skysčiui iš lašišos ir palaiko tą spalvą, gražią, ryškią spalvą. Gaunasi jau kaip ir apdorota, taigi mes galim per daug nesivarginti, kaip jinai ten ar stipriai iškeps ar ne. O jinai bus apgaubta tokiu žaliu špinatiniu muslinu. Tai aš pagalvojau padaryti kažkada restorane. Darydavom, tokie gaunasi kaip putėsiai, kurie kepimo metu sutvirtėja ir gaunasi toks kaip skanus apvalkalėlis. Krevetės. Tai yra išsiplakęs baltymas krevečių su sūriu ir su kiaušinio baltymu, sudarys tokį tvirtą, aš tau kaip pavyzdį pasakysiu, lyg įplaktą grietinėlę įpiltum želatinos. Tada špinatai. Špinatus, kaip blanširuot, mes mokiname jau daug kartų. Ir vieno kiaušinio baltymas. Trynį pasidedam į šoną, mums jo prireiks vėliau. Jeigu žiūrėt klasikinį receptą, čia reikėtų dėti minkštą sviestą ir grietinėlę. Tai aš tą riebumą norėčiau truputėlį pakeisti, taigi dėsim kreminio sūrio, jis ir mažiau riebus ir puikiai išlaikys pačią tekstūrą, tvirtą tekstūrą. Tai reikėtų apie 100 gramų. Ir paprasčiau, mažiau ingredientų. Tikrai taip. Bus labai įdomu paragauti, aš nesu mačius tokio patiekalo. Mes šiaip lašišą mėgstam namuose, bet ką iš jūros gėrybų iš žuvies mėgstam, tai lašišą. Sakai, krevečių nevalgote, ne? Vaikai. Bet kai nematys, tai... Nesupras. Žiupsnelis druskytės, žiupsnelis pipirų, šviežiai tarkuotas muskato riešutas. Jisai visada duoda tokio... Daug jo nereikia, bet aromatą gero duoda. Taip, ir dabar jau gana, taip? Jo, ir dabar viską blenderiuojam, kol gausim tokią vientisą... Emulsiją, jo, bus kaip tiršto majonezo konsistencijos emulsija. Puikiai. Nuostabiai graži spalva. Taip. Ir patogumo dėliai susidėsim į konditerinį maistą. Gerai, kol kas pasidedam, atspjausim lašišos. Oda jau yra nuimta ir reikėtų, mūsų tešlos gabaliukas sluoksniuotos yra maždaug kaip A4 formato lapas. Tai reikėtų vis tiek, kad gabaliukas neišlystų į kraštus, kad gražiai susivyniotų. Tai kepsim vieną gabalą, taip didelį? Bus vienas gabalas, kurį per pusę perpjaus, paskui gaunasi labai puikiai graži porcija. Tai maždaug toksai gabaliukas. Čia beprotiškai skanu darant kažkokį paprastą sumuštinuką su kreminiu sūriu. Taip, tai čia pasilieka ir galima tiesiog naudoti pusryčiam. Visiškai teisingai. Taip, atsipjaunam štai tokį gabaliuką. Na, jūs sakysit, išsipjoviau patį gražiausią gabaliuką, o visa kita liko. Na, kai yra toksai gabaliukas, kur viena pusė yra storesnė, o kita visai plona, yra labai paprastas sprendimas. Galima pjauti per pusę. Ir vieną ant kito dėstyti. Ir paskui uždėti taip. Ir gauname lygiai tokį patį
gražų gabaliuką, kurį galima irgi įvynioti ir vėliau iškepti. Man Gediminas paruošęs darbo vietą. Taip, kad labai stipriai neišgazdinčiau, aš tau truputėlį pradžią parodysiu. Tai paimam tą gabaliuką, kad žinotumėm, kokio bus dydžio maždaug. Pasidedam, ne? Tada padarom kokį čia mes darysim 3 aukštų tortą, ne? Panašu. Ir dabar leisiu tau. Tai lygiai taip pat iš viršaus ir iš šoniukų, iš visų pusių atsargiai užklok šitą nuostabų lašišos gabalėlį. Be baimės, be baimės. Be baimės visiškai. Taip, dabar galim truputėlį pasikeisti. Žodžiu, tam, kad būtų patogiau vėliau dirbti, mes labai gražiai, atsargiai ją suvyniosim. Žodžiu, padarysim tokį kokoną. Ir mes iš karto formą padarom taip, kad po to neliktų oro gabaliukų jokių. Gražiai, gražiai, užspaudžiam. Ir ką reikėtų padaryti, kad būtų žymiai patogiau paskui vynioti į tešlą, tai įdėti į šaldiklį. Į šaldiklį. Į šaldiklį, taip, įdėsim į šaldiklį, sutvirtės ir vėliau galėsim drąsiai. Užtenka, kad viršus sutvirtėtų, taip ilgai nereikia laikyti, ar kiek maždaug laiko? Aš maždaug valandą palaikius gaunu tai, ką noriu. Tai yra vidus neperšala kiaurai, o išorė sutvirtėja. Tai, kad dabar nelaukti tos valandos, aš pasistengiau pagaminti šitą dalykėlį vakar ir įdėti į šaldiklį. Jeigu tau nesunku, paduok. Tai, matai, jisai dar kaip ir minkštas, bet kaip ir sutvirtėjęs. Ir kol aš išvyniosiu šitą pagalvėlę, tu paimk 1 lakštą sluoksniuotos tešlos. Ir patepk su likusiu kiaušinio tryniu. Visą lapelį. Kraštų nieko nepalikti. Ne, viską gražiai. Ir dabar šitą pašalusi dalykėlį dedam taip grubiai per vidurį ir reikia apgaubti. Užvilnioju. Iš pradžių vieną pusę, glaudžiai prikiptų. Taip. Kraščiukus iš karto truputėlį užlenk, kaip šitągi, kaip voką. Taip. Va, gražu. Taip. Apverčiam atgal ir vėl truputėlį dar įvyniosim į maistinę plėvelę. Nes taip suvyniojus reikėtų palaikyti šaldytuve bent jau pusvalandį, kad viskas susijungtų ir gautųsi toks vientisas, gražus gaminukas. Ir kepant vientisesnis vidus bus, taip, kažkur tai nebus skylių. Šitą galėsi pasimti namo ir iškepti savo šeimai. Aš jau tą patį norėjau sakyti. O aš esu padaręs, jeigu tau nesunku dar nukeliauti iki šaldytuvėlio. Taip, turiu jau padaręs, paruošęs pagalvėlę, kurią dėsime iš karto kepti. Bet prieš tai aš norėsiu ją labai gražiai papuošti. Imam skardą. Kadangi naudojam nepridegančią skardą, tai popieriaus netgi netiesiam. O šiaip namuose gali popierius tiesti, taip, kad nepriliptų. Taip, mes dedam tiesiai čia. Taigi visų pirma, patepam su tryniu vėl, kad būtų gražiai, skaniai apskrūdę. Taip, čia bus puikus kepsniukas tikrai. Čia galima ir jau busimoms didžiosiam šventėm ruoštis. Ir dabar duok šiandien tą likusi sluoksniuotos tešlos lakštą. Toks dalykėlis turbūt pas retą, ką yra namuose, bet kaip papuošti kitaip, tai vėlgi gali tiesiog supjaustyti juostelėm, gražiai apdėliot. Aš pasinaudosiu privilegiją, kad turiu šitą dalykėlį. Taigi, ką mes čia padarysim? Padarysim tokį gražų, štai, bus toks labai gražus raštas. Kaip bandelės būna.
pyragėlis. Dar patepsiu ir šitą viršų su kiaušinio triniu ir galima bus kepti. Taigi, orkaitė iš anksto įkaitinta iki 220 laipsnių, kaitinimas iš viršaus ir apačios, kad būtų gražus tolygus kepimas ir kad nesudegtų tešla. Kepsime 30 minučių. Nu kaip? Nuostabus pyragas. Keliantis apetitą. Labai. Tai po iškepimo būtinai reikėtų bent 10 minučių palaukti, kad trupučiuką atvėstų, susistovėtų ir mane iš tikrųjų nudžiugino, žinai kas? Taip. Neprikepė. Bijojai, bet pasirodo viskas gerai. Gerai. Tai labiau nei kad prikepė, aš bijojau dėl kito dalyko. Prapjovimo, taip? Taip, čia yra, kaip sakant, atsakingiausias momentas. Taip, niekad nežinai, kas bus vidui. Nu, gerai. Nes dar matau slepi, kas tenai bus. Taip, pjausim su vienu peiliu, kaip chirurgas, žinai. Baigsim pjauti su kitu. Man atrodo, viskas gerai. Kol kas atrodo viskas puikiai. Tai beje, prie šito patiekalo labai puikiai tinka berno padažas, bernės padažas. Wow. Gražu. Kvepia. Kvepia. Ir dabar skonis. Na, dėl skonio aš mažiausiai, kaip sakant, bijau. O, trašku. Puikiai iškepia. Sultinga. Ir padažiuką noriu paragauti. Tirpsta burnoje. Žiauriai geras. Ne tik gražu, labai skanu, labai skanu. Ir šitas, kaip vadinasi tas žalias apvalkalėlis? Muslinas. Muslinas. Taip. Puikiai, labai gerai. Ir padažas? Truputėlį pastangų, tiesą pasakius, na, reikia įdėti, užtrunka kiek ilgiau. Bet rezultatas nuostabus. Nuostabus rezultatas. Taigi, kaip pasigaminti šį puikų lašišos kepsnį su krevečių muslinu sluoksniuotoj tešloj, jūs rasite mūsų Gardų puslapyje. Nepamirškite aplankyti mūsų socialinių tinklų, na, o po pertraukėlės bus dar vienas labai geras saldus, taip, kiek girdėjau. Saldus receptėlis.